Gerą vakarą, vyrai ir moterys. Vėl šiandien įvyko krūva visokių tokių, e, gal nevyniosiu į vatą. Žodžiu, šiandien gavom administracinio nusižengimo protokolą, kurį surašė Deividas Eidukas. Jisai taip skamba. Nusižengimo esmė ir nustatytos aplinkybės. Mindaugas Vilčinskas 23 metų 10 mėnesio 9 dieną viešai paskelbė socialinio tinklo YouTube kanale Mindaugas lietuvis.org vaizdo įrašą Pauliaus 9 gimtadienis, kuriame matomi nepilnamečių vaikai Paulius, Benas, Luna. Neturėdamas minėtų nepilnamečių vaikų atstovo pagal įstatymą laikinojo globėjo vaikų gerovės centro Pastogė sutikimo, tokiu savo elgesiu pažeidė nepilnamečių vaikų teisę į atvaizdą, privatų gyvenimą bei asmens duomenų apsaugą. Teisės aktų, kurio reikalavimai pažeisti pavadinimas straipsnis dalis. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 10 straipsnis. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktas. Ta prasme, tam straipsnė aiškiai yra parašyta, kad vaiko asmeninis šeimininis gyvenimas yra neliečiamas. Tada aš nuvykau pas tą Deividą Eiduką ir jam aiškinu, kad mes esam šeima. Ir čia yra mūsų privatus gyvenimas. Ir jūs lendat į mūsų šeimos privatų gyvenimą ir patys pažeidžiat šitą įstatymą ir dabar dar kaltinat mane ir norit baudą išrašyti. Tada aš paskambinu į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie SDMZ, žodžiu, į tą visą nesąmonę. Ir bandau susisiekti su teisininkė, kuri man galėtų paaiškinti, kaip taip gali būti. Paskambinau vienai, davė kitą numerį, paskambinau kitai, davė kitą numerį. Ir žodžiu, galiausiai prisiskambinau ir jinai man taip sako, kad taip negali būti. Jinai sako, kad taip negali būti, o Eidukas sako, kad taip gali būti. Tai va, tai pridėsiu mūsų tą pokalbį su teisininkė vaikų teisių ir gero pasiklausimo. Nežinau, dar pridėsiu tokį dalyką. Kadangi mes dabar sergam, negalim su vaikais matytis, skambinam į tą Pastogę per tą jų ten tą numerį, kai paskambinam, sako, tik 10 minučių galit kalbėti neilgiau, nes čia reikia man to telefono. Vaikai sako, nupirk tėti man telefoną. Knopkinį, sako, paprastą telefoną. Nupirkau šiandien telefoną, įdėjau SIM kortelę, nuvežiau į tą kortelę, skambinam į tą numerį, nieks nekelia ragelio. Skambinam į Pastogę direktorę, į visus įmanomus numerius, nieks nekelia ragelio. Vėl skambinam į tą, per kurią ten leidžia su vaikais pakalbėti, ten tos globėjos, ten tos, nežinau, darbuotojų ten. Tie. Sako, daug su vaikais pakalbėti davė. Tai sakau, ko nekeliat ragelio? Tai sako, mes negavom jokio telefono. Sakau, tai kaip čia dabar suprast? Tai sako, tai čia administracijos leidimo jūs negavot, kad gali duoti jiem telefoną. Tai jie bijo, kad vaikai kažką pasakys, ta prasme, sakau, tai čia pas jūs kalėjimas, sakau, tai yra draudžiamų perduoti vaikams sąrašas, tai gal jūs jį man pasakykit, nes aš dabar išleidau pinigus, kad vaikai galėtų man paskambinti. Dabar negali jie paskambinti, nes jūs dabar sugalvojat, kad dar reikia dar leidimo. Tai dabar dar parašys įstatymą, taigi jie gali kurti įstatymus vidinius, tai dabar parašys įstatymą, kad vaikam negalima turėti telefonų, negalima ten, tai sakau, uždėkit jiem tą diržuotą maikę, uždėkit, jau vis tiek su konvojum vežioja ten visur viską, kaip zekus ten ir visą kitą, ir tada viskas atsistos į savo vietas. Tai va, tai tokie reikalai, o tas pokalbis, tai paklausykit, ką aš žinau, Sako, kad taip negali būti, bet tai sakau, kad taip yra, bet tai sako, tai ką dabar darysi, tai jeigu taip yra, tai va, tai tokie reikalai ir paklausykit tiesiog, va, tas ilgas pokalbis, ramus toksai, plaukiantis, gerai klausosi turbūt, tik verkt nepradėkit.
Ir tiek. Ačiū, kas parėmėt. Labai visiems tikrai labai padedat. Gero klausimo. Tiek iki. Gerą dieną, Edita. Gera. Aš netikėtai gal, bet esmė tokia, kad man sakė su jumis susisiekti, nes tai yra jūsų sritis dėl Gerai. teisės akto administracinio protokolo nusižengimo išaiškinimo arba supratimo. Tai yra toksai Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 10 straipsnis. Ten yra vaikas turi teisę į privatų asmeninį šeimyninį gyvenimą. Taip. Tai yra tokia istorija yra tame, kad vaikas yra dabar globojamas, turi ten tą globėją. Taip. Tėvam, kaip ta valdžia tėvų apribota. Apribota šiuo metu, ne tai, kad neapribota, tiesiog, kad globėjas yra, ne? Ar čia skaitosi, kad jau yra apribota tuo pačiu atveju? Šiaip tai skaitosi, kad apribota. Nes jeigu yra globa, tai faktas, kad apribota. Taip. Tai dabar aš norėčiau išsiaiškinti, o tai šeima irgi gaunasi, kad jau nebe šeima su biologiniais tėvais šiuo atveju, kai yra teisė laikinai apribota? Tai vaikas visada savo biologinę šeimą turi. Tai tada prieštarauja pats įstatymas protokolui, nes protokole surašyta, kad tėvai, būdami šeimos šventėje, o konkrečiai tai savo biologinio vaiko gimtadienį, jie nufilmavo. Taip? Jūs skambinate kaip individualus asmuo ar kaip specialistas? Aš nelabai suprantu, su ko aš kalbu. Aš tiesiog pats dirbu su savo šeimos byla, pats ją atstovauju ir dabar mes gavome tokį administracinio nusižengimo protokolą. Bet jūs nesat skyriaus darbuotojas? Ne. Supratau, dabar supratau, nes aš šiek tiek nesupratau, ant kiek jums giliai savokas aiškinti. Supratau, nes man dažniausiai specialistai tik tai skambina, tai supratau. Tai kokie jie specialistai, jeigu jie jums skambina tada? O čia reikia pasitarti, žinokit, būna tokiu atveju. Tai gal jūs irgi dabar, aš tai irgi buvau nuvykęs į pokalbį su jūsų specialistu ir aš jam bandžiau išaiškinti, jisai specialistas bandė iš pradžių remtis Vaikų teisių konvencijos 16 straipsnio pažeidimu, kad biologiniai tėvai, tai yra šeima, pažeidė savo vaiko šeimyninio privataus gyvenimo informaciją ir paviešino ją internete ir nusprendė nubausti už tai jo biologinius tėvus, tai yra šeimos narius, už tai, kad jie savo šeimos privatų gyvenimą paviešino. Tai dabar ir taip ir gaunasi konkrečiai šitoje vietoje taip, kad taip. Gerai, dabar pabandykim iš naujo dabar. Aš dabar jau galvosiu, kad jūs žmogus, kuriam reikia daugiau papasakoti, matyti tą situaciją. Tai galite iš naujo dabar pasakyti tą situaciją, kuri jums aktuali. Situacija yra tokia. Aš gavau administracinio nusižengimo protokolę, kur esu kaltinamas, kad savo šeimos šventėje padaręs nufilmuotą medžiagą ir ją paviešinęs, padariau nusižengimą, kuris prieštarauja logikai. Va šitai. Jūs kaltina kas? Jūsų kolega iš Kauno yra vaiko teisų specialistas. Bet kažkas, matyt, jam kažkokį skundą parašė, tikriausiai, ar kažkas. Jam parašė globėjas laikinas. Jūs esat vaiko tėvas, žodžiu, ir yra kitas globėjas. Yra kitas globėjas.
To vaiko jūsų. Bet dar ta nutartis net nėra įsigaliojus. Jinai yra dabar teismo apygardos teisme skundimo procese. Jinai net negalioja. Bet kadangi jie tenai kaip teigia, kad būtent kadangi teismo nutartis buvo priimta skubos tvarka, tai jinai įsigalioja iš karto, nors buvo pažeisti jūsų pačių teisės aktų likti 65 straipsnio 7 punkto paėmimas iš vaikų gali būti tik tai tuo metu, kai yra jam nesaugi aplinka, o kai jį paima vaiką iš nesaugios aplinkos, tik tai tada gali kreiptis į teismą ir tik tai tada gali teismas išduoti leidimą paimti vaiką. Tai yra ir numatęs Lietuvos aukščiausias teismas, kad teismas neišduoda leidimų paimti vaikus. O pas mus buvo taip, kad jie kreipėsi, vyko teismas, į kurį mes iš vis neįkart. Nu, esmė tai ne tame. Esmė va dabar dėl šito protokolo. Tai va. Tai jūs man būkite gera, išaiškinkite, kad aš suvokčiau, nes aš pagal mano logiką ir mano žinias, aš čia... Dabar, žiūrėkit, kaip aš suprantu situaciją, kurioje jūs atsidūrėte. Jūs nufilmavote vaiko šventę ir kažkur patalpinote į socialinius tinklus, ar ne? Nu, tarkime taip. Ir globėjai tai netiko, nepatiko, ar kažkaip... Taip, globėjui tai nepatiko, taip, nes globėjo tikslas yra atimti neterminuotai tėvų valdžią iš mūsų ir jie būrė, rašo tarnybinius už belekokius ten visokius dalykus. Ir negana to, pas tą patį globėją, kur nuėjom aplankyti vaikų, jie buvo davę vaikam savo įrenginį, nu, ten tokią planšetkę. Tai mes paėmėm tą planšetkę pasižiūrėti ir ten buvo pimpalai ir pornografija toj planšetkai. Lygiai taip pat paskambinam į Vilnių vaiko teisės, užregistravom šitą įvykį. Pas tą patį globėją vaikai buvo paimti sveiki, dabar vaikai yra 2 kartus hospitalizuoti, vienas vaikas yra operuotas ir jie patiria kiekvieną dieną smurtą, ir psichologinį ir visą kitą, ir ten globėjo darbuotojai vaikam sako tokius pareiškimus, kad jūs pas tėvus negrįšite ir jūs negalite sakyti, kad mylite tėtį ir mamą. Ir va tai va jau tęsiasi pusę metų ir galiausiai va, mes gaunam dabar vėl tokius va, visokius straipsnius, kur jie sąveikoja labai draugiškai tarpusavį, nes kaip mano, aš turiu teisę pasakyti, nes aš pats turiu šitą visą bylą, aš turiu visus bylos duomenis. Tai... Jūs skundžiate to darbuotojo veiksmų, nu, tarpsime, skundžiate tą, kas ten, įspėjimas jums, kas jums paskirtas to protokolo? Tai administracinio nusižengimo protokolas, surašyta bauda. Bauda. Nu, tai jūs galite jį apskūsti. Aš suprantu, kad aš jį galiu apskūsti, bet kodėl aš turiu jį skūsti, jeigu tai pati logika, jis net neturi būti iškeltas šitas dalykas. Ir dabar, va, jeigu jūsų tarnybos darbuotojai yra specialiai nukreipti prieš mus ir jie man rašo va, tokius va, visokius dalykus, čiut ne kas į savaitę po vieną kartą, ir aš turiu juos visus skūsti ir atsiskundinėti, jie gauna už tai atlyginimą, o aš esu vienas ir turiu atsimušinėti prieš visas sistemas vienas. Ir už tai man nieks nieko nemoka. Ir dar esu kaltinamas, kad aš neinu dirbti. Nes, nu, ta prasme, logika tame. Aišku, aš galiu pasakyti, taip neturėtų būti. Bet aš nežinau jūsų situacijos, tokios turiu omeny, man reikėtų tą bylą atsiversti, visą kitą pasižiūrėti. Nes... Kad taip neturėtų būti, aš irgi žinau, kad taip neturėtų, bet jūs įsivaizduokite, kad jie va tokius raštus, va, pavyzdžiui, kaip mums paėmė vaikus, vyko teismas, kuriame mes nedalyvavom, mūsų advokatė nedalyvavo, mes nieko neturėjom ir teismas įvyko. Vien tik tai vienos pusės pateiktais, patys išrašė mums 4 administracinės baudas ir pateikė teismui, kad va, jie jau teisti 4 administraciniam baudom, taip pat privertė, parašė protokolus irgi jūsų tarnybos specialistai. Žodžiu, parašė protokolą, kad vaikai duoda parodymus ant savo tėvų, kad pakenkti. Ta prasme, vaikam 4, 6 ir 8 metai.
Ir visi kaip vienas rašo, kad mes neėjom į mokyklą ir į darželį todėl, kad tėtis sakė, kad mums ten duoda uostyti chemiją, nuo kurios numirsime. Ir tą istoriją, tai čia tikrai jūs žinote, yra Vilčinskų šeima, mes jau 6 metų su to kovojame. Ir va dabar vyksta visas planas toliau. Dabar situacija yra tokia, kad ta nutartis greičiausiai bus panaikinta Kauno apygardos teisme 12 dieną, bet kadangi jie rašo vėl protokolus tokius ir yra pateikę ieškinį neterminuotai tėvų valdžiai atimti, tai jie dabar siekia to, kad jeigu nutartis būtų panaikinta, kad vaikai vis tiek nebūtų sugrąžinti į šeimą. Na, taip, bandau pagauti jūsų minčių eigą ir bandau suprasti, kuo aš čia jums galiu padėti. Dabar šitoje vietoje. Tai jūs man tiesiog išaiškinkite tokį paprastą dalyką, nes galbūt aš klystu, gal jūs man kažką praregėsiu, gal jūs man pasakysit kažkokį stebuklą. Ta prasme, va šitoj vietoj, kaip jisai man galėjo išrašyti tokią administracinę nuobaudą už tai, kad aš savo šeimos šventę paviešinau internete, vaiko gimtadienį, įdėjau į internetą ir už tai dabar pasiskundė globėjas, nes jam nepatiko, kad aš įdėjau tą ir parašė tarnybinę į vaikų teisės ir pasiskundė. O kai aš parašiau, kad ten pornografija rodo, tai tenai nieks netyrė jau šito dalyko. Niekam neįdomu. Viskas yra gerai. Bet čia matot, čia pas jūs yra iš tikrųjų su globa susijęs tas klausimas. Nu, ką, aš galiu pasakyti, šiai situacijai, na, aš tokia, visų pirma, aš nežinau tos fakto, nes negali tarnautojas taip tiesiog iš nieko parašyti tą protokolą. Kažkokia, ta fabula, jinai turi būti, nes jeigu jos nėra, tai suprantat, jūs tiesiog, kaip ir sakau, turite teisę skųsti ir jeigu jūs apskundėte, tai jums akimirksniu panaikina tą protokolą teismas ir jūs negaunate jokių nuobaudų. Bet kodėl aš turiu... Žiūrėkit, jie jau dabar kaip faktą, kodėl jie iš vis tai daro, koks to motyvas yra, kad tas laikinas vadinamas globėjas, dabar žiūrėkit, aš jums dar vieną pasakysiu tokį elementarų. Aš net neįsivaizduoju, iš tikrųjų, koks galėtų būti motyvas, tikrai neįsivaizduoju. Motyvą, aš jums galiu pasakyti motyvą. Motyvas yra toksai, kad atimti mūsų vaikus visam laikui ir kažkam juos įvaikinti. Čia yra vienintelis motyvas. Blogas motyvas yra, kad jie juos paėmė neteisėtai ir jie dabar, kad išvengti savo atsakomybės, tai turi mus padaryti kaltais visais atvejais, kad nes vaikų teisės taip negali padaryti. Vat kaip ir jūs sakėt, taip negali būti, bet taip yra. Tai va čia toksai yra motyvas. Tai kodėl dabar, ir dabar aš turiu skirti savo laiką, turiu skirti savo energiją, kurios man ir taip trūksta, nes turiu čia dabar iš to viso neteisingumo, turiu 3 civilinės bylas, pats atstovauju visose bylose, ginu savo šeimą savarankiškai, skaitau, rašau ir pildau dokumentus. Ir dabar dar nueinos pas jį į pokalbį, aš jam sakau, kad čia nėra logikos, jisai sako, tu interpretuoji. Ir jisai parašė man, kad aš neatėjau ir jisai priėmė man nedalyvaujant šitą sprendimą. Nu tai pykit, nepykit, bet tai taip negali būti. Negali. Bet yra. Aš jūs suprantu, bet nieko negaliu padaryti. O tai kas gali padaryti dabar? Kad, tikrai aš užjaučiu, kad jūs atsidūrėte šitoje situacijoje, kad pas jūs yra tokia tikrai nemaloni situacija, tikrai nemalonus dalykas. Aukščiau visko yra tikrai vaikų interesai. Svarbiausia, kad vaikai
nieko blogo nepatirtų nei toj šventėj, nei kažkur kitur. Ir čia yra aukštesnis tas gėris, kurio mes visi siekiam. Aš nežinau, už tą darbuotoją, aišku, aš negaliu atsakyti. Jisai turi savo tarnybinę atsakomybę, kurią neša. Jisai lygiai taip pat gavau atsakymą lygiai iš to pačio skyriaus, kad asmenys vykdę šios veiksmus neatsako, nes jie vykdo juridinio asmens veiklą. Tai neša juridinio asmens atsakomybę, o jie nuo atsakomybės yra, kaip ir jau gaunasi, kad kaip sakyti, jie vykdo tik savo darbą. Bet aš kaip galėčiau pasakyti, pacituoti, tokį filosofišką, ne? Kaltinamieji gynėsi, esą jie nėra teisiškai atsakingi už įvykdytus nusikaltimus, nes tuo metu vykdė vyriausybės įstatymus. Bet Tarptautinio karinio tribunolo teisėjai šį argumentą kategoriškai atmetė, galutinėme nuosprendyje buvo pabrėžta, kad svarbiausia įsakymo buvimas, bet moralinio pasirinkimo galimybė paklusti ar nepaklusti žmogiškumui prieštaraujančiam įsakymui. Taip ir parašykite. Tai žinokit, mes ką rašom, nei policija nei pareiškimų nepriima, nei vaikų teisės nepriima pareiškimų. Jeigu nuėjom į pastogę, mums uždraudė su vaikais išeiti į lauką. Paklausiau, ar galima išeiti šiandien į lauką? Man pasakė, dar paklausinėsi, paliksi pasimatymą. Tai yra vaizdo įrašai, garso įrašai padaryti. Iškviečiau policiją, kad pradėtų ikiteisminį tyrimą. Nieks nieko nepradeda, nieks nieko nedaro, o aš turiu su žmona kiekvieną dieną miegotis, verkti, depresuoti, jau yra ant plauko galo viskas, aš jau nebežinau ir vyksta tai toliau. Ir niekam tai neįdomu. Man atrodo, mes kiekvienas turim tokių situacijų, kur esam beviltišką situaciją atsidūrę. Bet taigi tas situacijas, kai yra problema, tai galima ją kažkaip tikrai ir pabandyti išspręsti. Tai suprantat, ta problema, kurią išspręsti, tai ir jūsų atveju, aš jums nuoširdžiai sakau, ne kaip tarnautojas, kaip žmogus, kad vienintelis kelias yra tik tai, kaip jūs sakote, įdėti tą energiją į skundų rašymą arba bandyti kažkokį taikų sprendimą. Šiaip iš tikrųjų į taikų sprendimą reikėtų tą energiją įdėti. Žinokit, mes taikų sprendimą buvome dar parašę ir žodžiu, ir raštu. Susitaikom. Mes jums neduosim jokių tiesiog visi būna suklysta, padaro. Tiek to, susitaikom, išsprendžiam tą problemą taikiai. Tai kuom tai baigėsi? Baigėsi tom, kad spauda mus padarė valstybės priešais, suverenais kažkokiais, net nežinau iš kur, dabar irgi rašausi su Lietuvos radijo televizija, kur ten purvan mūsų, pilan mūsų šeimos, mūsų vaikai, kaip tenai dabar ta istorija buvo, kad paviešino vaiką, tai jis ten nukentėjo, mūsų vaikai visi trys paviešinti ir kaip jie kenčia, kaip mes kenčiam, niekam tai neįdomu. Tai o mes su to turim kasdieną gyventi. O šuo numirė, kur su vaikais gyveno visą gyvenimą. Negalim vaikam pasakyti, kad traumas jam nekeltų. Aš aišku, nežinau. Dabar dar tas pats, būtent tas Deividas Eidukas, jisai kreipėsi į registrų centrą su reikalavimu uždrausti mums prieigą prie mūsų vaikų sveikatos duomenų. O nuvykus pas globėją pareikalavus pateikti duomenis apie sveikatą, jisai atsisako. Sako, aš jau nieko neduosiu. Jis jums uždraudė? Taip, savo iniciatyvą buvo pokalbis, turiu irgi visi įrašymą, yra į savo iniciatyvą kreipėsi į registrų centrą tam, kad uždrausti mums prieigą prie vaikų medicininės informacijos. Nes be mūsų žinios, kiek mes žinom, kiek kažkada ėjom į pasimatymą, sako, šiandien nebus jums pasimokymo, nes vaikai išvežti į edukaciją. Kitą dieną nueiname į pasimatymą, vaikai verkia, sako, tėti, mama, mūsų vežė vakar pas dėdės tris laikė rankas, kojas ir dūrė adatą į ranką.
Tai vat, ir šitų duomenų jie neigia viską, nieko nesako. Nieko. Švis. O jeigu nueini kažką paklausti, tai jie taip išvarto, kad mes agresiją keliam ir pradedam mūsų rašyti tokius pareiškimus, kad mes nuvykę į pastogę terrorizuojam vaikus, naudojam prieš vaikus psichologinį smurtą. O kiek laiko jūs neturite savo vaikų, ta prasme, globoje jie yra? Jau virš pusę metų. O dabar jie siekia atimti neterminuotą tėvų valdžią ir priteismą. Dabar laikinai, matyti, yra apribota, taip suprantu, pas jūs tėvų valdžia ir dabar eina klausimas dėl nuolatinės. Dėl neterminuotos tėvų valdžios taip, neterminuotos elementų priteisimo. Čia jau teisme yra iškelta šita byla? Taip, ieškinys yra pateiktas, aš turiu pasiėmęs visą bylą, pasiskaitęs ten tos visus duomenys, tai ten tie duomenys yra šokiruojantis. Ta prasme, paėmė vaikus iš šeimos vadovaudamėsi, kad čia buvo jiem liktai, kad mes neprižiūrėjom jų, bet nevedėm čia grėsė pavojus jam, bet paskui kaip pats... Bet jūs suprantat, iš kitos pusės žiūrint, aišku, aš su globa nedirbau, bet jeigu jūs, tarkim, vykdytumėt visus tuos, tarkim, gerai, dabar buvo tas neterminuotas, laikinai apribota ta tėvų valdžia, bet jeigu jūs vykdytumėt, jeigu, ta prasme, faktas, jeigu yra pasipriešinimas iš jūsų pusės institucijų reikalavimams, tai yra sunkiau pasiekti tą, susigrąžinti tą tėvų valdžią. Nes tikrai tas elgesys yra, kaip vertina institucijos, tie žmonės, tie specialistai, kurie dirba su jumis. Bet jeigu tas pasipriešinimas, tarkim, kad iš jūsų pusės, jums pasakė tą padaryti, jūs padarėt, vykdo tvarką, viskas yra taip, kaip yra. Ir jeigu jūs vykdysit tą specialistų nurodytą tvarką, nebus kažkokių ypatingų ten atvejų, tai jums grąžins juk tuos vaikus ir viskas turėtų būti gerai. Tai žiūrėkite, bet tai jeigu aš žinau, kad jie paėmė neteisėtai tuos vaikus ir tai turiu įrodymus, jeigu netgi buvo teismo proceso metu vaikų teisės su policininkais mus prievartą grasindami panaudoti jėgą uždėti antrankius išvežė į klinikas, o pažymoj parašyta, kad aš bandžiau nusižudyti, išsėmiau pažymas. Ir jie tai dabar neigia, sako, tu pats važiavai. Bet tai jūs turite pažymas, turite įrodymus. Turiu įrodymus, parašiau policijai, pateikiau viską, atsisako pradėti, sako, čia ne, tu pats važiavai. Ir dabar sakau, tai pateikite vaizdo įrašus iš policininkų kamerų. Sako, ne, negalim pateikti, nes ne tu iškvietei policiją. Na čia matot, čia jau faktai, čia jau įrodinėjimas. Bet kas čia, vaiko teisų apsaugos skyrius čia taip ar... Taip, vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistai įsibrovė į namus su policininkais. Būtent kai buvo trečio posėdžio metu, gegužės 30 dieną svarstymas dėl vaikų to vadinamo paėmimo, kur dar jie net nebuvo paimti, nes kiek bandė čia juos paimti, tai vis neradavo prie ko prisikabinti, nebuvo pagrindų, mes nepijokai, ne alkoholikai, pas mus valgyti yra, prižiūrėti, visi sveiki, viskas gerai, nėra dėl ko paimti. Tada jie prirašė, sufalsifikavę visokių nesąmonių, prirašė pareiškimų, prirašė administracinių būdų, kreipėsi į teismą, kai buvo teismo nutarties diena, mus specialiai pradangino, laikė, kad nenueitume į teismą ir paskui po 48 valandų 12 ginkluotų asmenų su gaisrininkais, medikais, įsibrovė į namus ir sako, viskas, važiuojam, va nutartis. Mes net nei advokato, nei nieko. Teismas išnagrinėjo bylą, pažeisdama procesinius pagrindinius įstatymus. Tai šeimos byloje negali būti priimtas nutarimas už akių, pirmas dalykas. Antras dalykas, atstovaujanti, taip sakyti, mūsų advokatė, mūsų akise gyvenime net nebuvo mačius. O jūs valstybinį advokatą turit? Mes iš vis neturėjom jokio, iš vis net nei vieno šaukimo į teismą, mums nebuvo nei vienas šaukimas į teismą įteiktas iš vis. Teisme dalyvavo tik tai kaltinamasis
yra advokatė jų pačių paskirta, kuri nieko nežino su mumis, net niekad gyvenime akise nemačius, net nekalbėjus. O jūs turite teisinį atstovą savo? Aš pats savo atstovauju bylose. Ir dabar va visas šitas, va susirinko šitas ir O kaip jums buvo įteiktas šaukimas, vis tiek teismas turėjo jums? mums nieks neįtikė šaukimo. O tai ką teismas sako į tai? Teismas ką sako, tai dabar gruodžio 12 bus viso šito skundo pateikimo, turi panaikinti tą nutartį. Nes ten buvo begalė procesinių dokumentų, nes aplamai civilinės bylos teisinė eiga yra rungimo principų, ta prasme, abidvi šalės savo ten įrodymus, parodymus duoda. Čia nebuvo jokių šalių. Čia atėjo viena pusė, pateikė savo tuos ir teismas priėmė sprendimą. Viskas. Įdomiai. Labai įdomiai ir va čia sakau, ir dabar gaunasi, kad aš dabar pradėjau kaltinimus teikti pagal nusikaltimus. Bet o ką teismas sako, kaip jums buvo įteikta, nes vis tiek jums turėjo Teismas nieko nesako, iš vis nieko nesako, viskas. Gerai, supratau, šitoje vietoje kažkokia. Teismas sako, kad vaikų, paskui kaip jau čia jau mus ir bėgom ir uždarinėjo ir ten visą kitą, jau tada, kai išleidau iš kalėjimo, nuėjau pasiėmiau nutartį. Tada aš ją apskundžiau, tada aš ten paskaičiau, kas ten buvo prirašyti pirmą kartą. Buvau susipažinęs ir teismas sakė, kad vaikų paėmimas tai nėra trauma vaikam, tai yra tik tai šeimos stiprinimo rezultatas. Tai va, tai todėl aš todėl ir nesuvokiu, kodėl aš dar turiu dabar vykdyti jų kažkokius teroristinius, paskui gaunu laišką. Jeigu jūs atsisakote priimti paslaugas per 60 dienų, mes kreipsimės į teismą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Tai palaukit, sakau, kokias paslaugas, mums nereikia jūsų paslaugų. Ne, jūs turit priimti mūsų paslaugas. Tai sakau, kokios paslaugos? Tai va, eisit į tėvystės kursus. Blemba, mano vyriausias sūnus 19 metų, 4 vaikus užauginę, dabar pradėsim eiti kažkokius tėvystės kursus, kur parašyta, kad savanoriškai ten einam. Bet tai jūs įsivaizduokite, jums tik tiek tai reikia padaryti ir jūs... Ne tik tiek reikia mums padaryti. Malonumas gali būti. Tai nueiti kursus, jums nemokamus kursus duoda, jūs įsivaizduojat, kiek norinčių yra į tos kursus. Žiūrėkit, nemokamai duoda. Mesgi norinčių kiek yra, tai gerai, jie eina, jeigu jiem norisi, aš nesuprantu, bet esmė tokia, kad taip negalėjo būti, bet taip yra ir dar dabar jie bando išvengti savo atsakomybę. Čia iš tiesų, čia rimta, čia žinot, mes tai dabar taip biškai pajuokaujam, bet aš suprantu, kad čia kaip pas jūs visą tai rimtai atrodo ir kokia rimta yra ta jūsų situacija, nes jūs tikrai neturite dabar vaikų, jūsų vaikai, o jie yra globojami. Tai ir tie vaikai, jie dabar, tie vaikai, jie nori namo, jie per gimtadienį norą už... Tam video, kurį jie reikalauja, kad iš šį pašalinčiau, tai ten vaikai pusdami žvakę nori pas mamą atėti namo, jų visų noras toks yra. Ir aš turiu ištrinti va šitą, ir jeigu šito neištrinsiu, tai va dar mane siūlo nubausti. Net graudu pasidarė, žinokit rimtai. Tai jums graudu, o mes su to gyvenam jau pusę metų ir vaikai su to gyvena. Ir buvo paimti visi sveiki vaikai, dabar vienas jau operuotas, maistą ten šildo mikrobanginėse, mes namuose sveikai maitindavom visą laiką, jokių mikrobanginių net neturim, namuose televizoriaus iš vis nežiūrim. Žodžiu, ir finale dabar jie yra traumuoti, operuoti ir dar patiria kiekvieną dieną tą stresą. Dabar šiandien nuvežėm į pastogę telefoną, kad galėtų paskambinti. Neleidžia. Draudžia. Kodėl? Aš negaliu paklausti, kodėl, nes jeigu paklausiu, kodėl jie parašys ant manęs tarnybinį, kad aš keliu agresiją. Bet suprantate, aš dabar tikrai nuoširdžiai noriu jums pasakyti, kad jeigu jūs vykdysit tuos jų nurodymus, kad ir kokie jie absurdiški būtų,
Nu, prasme, kad ir kokie jums absurdiški jie atrodytų, jeigu jūs nesipriešinsit, tai jums tik pakentėti kurį laiką reiks, o jeigu eisit į pasipriešinimą, tai, žinot, tada ir energiją savo įkvosit ir nu, žinot. Kad jūsų pozicija tokia. Nesvarbu, ar jūs kalti, jūsų institucija ar nekalti, mes turim prisimti kaltę ir vykdyti nusikaltėlių, aš tai juos vadinu nusikaltėliais. Aš ir teroristais. Jūs kaip su žmogum kalbu, žinokit, aš jums nuoširdžiai sakau, nes jūsų situacija, aš, ta prasme, nesu tas specialistas, kuris galėtų jums atsakyti tos klausimus, nes aš tik tai galiu jums formaliai pasakyti taip, kad skųskite tos sprendimus, nes realiai aš tai tikrai nieko negaliu padėti jums dėja. Aš tik iš žmogiškosios pusės jums, tokį patarimą duodu, nes mane tikrai sugraudino jūsų istorija. Čia ne istorija, čia gyvenimas toks. Ir dar toks esu, kur galiu savarankiškai atsistovėti, atsimušti, nes išmanau visą tą dalyką. A kiek šeimų yra, kurie nieko nesupranta, kurie nieko negali. Ir visus ėda buldozerių, taip važiuoja dėl savo naudos. Ta prasme, jiemgi tai yra pelnas. Tas vaikas tenai, kad sėdi. Pat jeigu tos pinigus, kokius jie išleidžia, juos tenai prižiūrint, duotų visom šeimom, taigi pas jūs vien tik tai tinklapį 603 darbuotojų yra. Tai 500 000 kas mėnesį išleidžia. Kaip minimum, jeigu jau čia po 1000. Čia apie globėjus kalba eina. Tai globėjai tai yra suvesti, taigi tas pats yra sutartis, taigi vaikų teisės paėmusios vaikus gyvežia į globos namus. Taip. Taip, o globos namai gauna biudžetinės lėšas į savivaldybę. Tai jiem gaunasi ir psichologai, ir ten visokie 150 visokių ten tų darbuotojų, o tėvai namuose, jeigu būna su vaikais, tai nereikia jiem nieko, nes jie viską turi iš tėvų. Aš suprantu jūs. Sudėtinga labai jūsų situacija. Tai čia ne mūsų, čia jūsų situacija sudėtinga. Jūsų sudėtinga situacija. Čia jūs daro tokią situaciją. Jeigu pati logika yra tokia, kad šeimos privatus gyvenimas yra neliečiamas, man skambina į duris ir sako, aš noriu pamatyti tavo vaikus. Kokiu pagrindu? Nes mes norim, mes turim pažymėjimą karjeros valstybės tarnautojas. Aš turiu įeiti, neįleisi, atimsiu vaikus. Prašau. O kai dabar aš prašau, kad į pastogę leistų mano psichologus nueiti įvertinti jų psichologinę būseną, sako, ne, mes atsisakome, nes tai kenkia vaikų geriausiams interesams, nes nepažįstami asmenys atėję jiems sukelia stresą. O į duris, kai skambina ir sako, aš noriu pamatyti, tai tada jau vaikam nekelia stresą. Ir tada nėra jokio privataus gyvenimo pažeidimo. Kaip į šeimą įlenda, ta prasme, kažkas ir aiškina santykius, kaip jūs turite lovai miegoti, su kuo eiti į lauką, kaip daryti ką. Žodžiu, ačiū, buvo malonu pabendrauti, bet aš galiu pasakyti tik tiek, kad aš jūs suprantu, nes aš pati 3 vaikus turiu, tai dar turite, galite greitai ir neturėti. Nes kažkam nepatiks, paskambės anonimiškai, pasakys kažką, atims, o paskui aiškins. Teisingai. Visada egzistuoja šitą tikimybę. Tai o galėtų jos nebūti, bet yra kaip yra. Tai kaip sako, iš klaidų mokomės, bet tai ne ant vaikų reikia tas klaidas mokytis. Sutinku. Gerai, viso gero. Sėkmės jums.